Antradienio rytas, mane vyras kažkur vežasi.
Labas rytas. Palikom Beluką darželį ir vyrelis sako, važiuojam į Oslą. Nenoriu garsiai kalbėti, nes čia dar ir kiti žmonės vaikšto. Tai atvažiavom į karo muziejų taip netikėtai, nes man dar šiandien ekstra darbas, tai truputį pasižiūrėsim, kas čia. Nu, aišku, čia daug technikos. Ir ne tik. Trupučiuką pabūsim ir važiuosim namo. Kur mes čia einam? Oho, kas čia yra? Kokio aukšto tokie? Čia damukai patiks. Buvom užlipę ten. Iš tikrųjų įdomiai. Čia gal įdomesnė tokia vieta, nes čia galima daug kur įeiti ir daugiau kažko pamatyti. Nes, pavyzdžiui, ir į šitą galima įlipti. Į vidų. Ir, kaip sakiau, buvome šitam bokšte. Daug technikos, daug mygtukų. Sakau, jau Benui patiktų čia. Ir einam pažiūrėti, ką mes čia dar turim. Nu, iš tikrųjų, čia daug ginklų, daug technikos karinės. Tai čia vyrukams labiau patinka. Pasižiūrėkit, koks langas. Su ginklais. Tai vat, tokie čia reikaliukai yra.
viskas pasikultūrino. Važiuojam link namų, reikia parduotuvę, reikia nusipirkti maisto rytoj, ką vešimės. Ir dar pabaigti susikrauti visas tašes, kad būtų paruošta. Tai bus ką veikti grįžus, oras fainas, visai graži diena, man dar į darbą reikės važiuoti, nenoriu, bet reikia. Tai lekiam link namų. Išėjo vyras nusipirkti dar savo žvejybai reikmenų. Sėdim čia prie gatvės, nelabai patinka man, nes čia iškart yra tie bėgiai tramvajų ir per kažkur per tiek, nuo mašinos važiuoja, tai atrodo, kad čia nuneš tą visą mašiną, nes kažkaip siauras tokios gatvės, siauras parkingas buvo ten, kur varėme tą karinį muziejų, ten žinokit jau milimetrais, tikrai ten su didesnė mašina, tai ir nelabai tilptum, nes labiau, nežinau, pritaikytų kažkokiom mažesnėm gal mašinom, arba ten jau, sakau, milimetrais turi važiuoti. O pats karo muziejus, tikrai gal labiau vyriškai auditorijai įdomu, kaina yra 100 kronų žmogui, bet, aišku, pasivaikščiojom, pasižiūrėjom. Benui gal būtų patikę, gal nelabai, nes vėl ten yra tų tokių manikenų aprengtų, jam nelabai patinka, man irgi taip kartais atrodo šiek tiek krypi, kai tie manikenai ten stovi, gali netgi išsigąsti iš tikrųjų netikėtai pamatęs, nes yra tokia prieblanda ir jie ten visur sustatyti. Tai va, bet, pakeitėm aplinką, Benas darželį, tėveliai išvažiavo, kažką pamatė ir lėksim link namų, kaip sakiau, reikia į parduotuvę, reikia dar pabaigti tašes susikrauti ir aš lėksiu į ekstra darbą dar šiandien. O jau rytoj iš ryto tai viską susidėsim į mašiną, papusryčiausim ir važiuosim į savo namelį. Pasižiūrėkit, kaip jisai arti dabar važiuos. Aina sau. Čia tiesiog. Sakau, tiek kažkur. Ką, laukiu vyro ir lėksim link namų. Medučio nusipirko. Atvažiavau į ekstra darbą, tai atidirbu, lėkiu namo, ryte pusryčiaujam, kraunamės visus krepšius į mašiną ir lekiam į savo namelį vidury miško, be ryšio, be televizijos, be interneto, pabūsim smagiai su šeimyna, kažką nuveiksim smagaus. Linkiu ir jums gražios savaitės, gero oro, manau jisai bus geras, pasižiūrėjom prognozę, tai lygtais turėtų būti saulėta, bet tenais iš tikrųjų yra kažkur apie 300 km nuo ten, kur mes gyvenam, tai yra tenais šiek tiek vėsiau.
Bet tikrai, jeigu saulė švies, tai bus super, manau. Tai šiam vlogui tiek. Ačiū, kas žiūrit. Nepamirškit paprenumeruoti. Padėkit mūsų kanalui augti, taip bus ir jums lengviau pamatyti mūsų naujus video. Ir susitiksim tada kitą kartą. Žiūrėsim, kaip mums ten sekasi. Ačiū ir iki.